labai malonu ir garbus matyti susirinkusius į Telšių areną į naująjį MK lygos sezoną. Ir šį vakarą MK lygos rungtynėse susitinka Telšių telšiai ir Šakių Vytis VDU komandos. Tad norim pristatyti Šakių Vyčio VDU komandos sudėtį. Numeris 0 Laurinas Klimas, numeris 3 Tomas Suosis, 5 numeris Šarūnas Vingelis, 10 numeris Deividas Kumelis, 12 numeris Žygimantas Savaliauskas, 13 numeris Kajus Leliukas, 16 numeris Mantas Mockevičius, 18 numeris Noris Lepskas, 22 numeris Ričardas Butkus, 24 numeris 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Finalo ketverto penketuką pradedam nuo Motiejaus Kryvo ir nuo jam užploto griežto bloko Šono Fasoiro. Mažeikių fanai Telšiuose išbandė akustiką podijimo sveikindami Karolį Guščiką. Paskutinioji rezultatyvi finalo ataka – 3 taškai Žalgiris Dovydas Butka. Varžovas bejėgis net su fizišku sąlyčiu prieš taip galingai kylantį Paulių Belevičių. Finalo nugalėtoją nulėmė blokas šitas, kuo pradėjom, tuo pabaikim. Čia Motiejus Kryvas. Šilčiausi sveikinimai NKL čempionui, o jums kantrybės pasiruošti kitam mūsų sezonui. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Telšiai komanda namų arenoje naująjį MK lygos sezoną tegu pradeda griausmingą pergalę. Mielės ir galiai norim jums paminėti, kad Telšiai komanda jau sezoną atidarė išvykoje Šilutėje ir jie parsivežė pirmąją pergalę. Garsus plojimai Telšiai komandai, kuris sezoną išvykoje pradėjo pergalingai. Tikėkimės, šį sezoną pergalį netruks ir gerų emocijų tikrai bus labai daug. Ačiū tie, kurie šiandien atėjote, kitą kartą atsipėskite savo draugus kaimynus, paraginkit, palaikyti ne tik Mažeikių komandą LKL lygoje, bet ir savo miesto komandą Telšių telšiai.
atėjo pats laikas pristatyti komandų startinius penketus. Šakių Vyčio Vydų komandos startinis penketas. 5 numeris Šarūnas Vinkelis, 10 numeris Deividas Kumeris, 22 numeris Ričardas Butkus, 26 numeris Evaldas Džiaugys ir 31 numeris Eimantas Žilius. O dabar, mėlyje, pasitikime plovimus Telšių Telšiai komandos startinį penketą. Naujasis komandos kapitonas 1 numeris Ovidijus Kovinskis, 3 numeris Ignas Razutis, 14 numeris Rolandas Jakštas, 33 numeris Aurimas Urbonas ir 90 numeris Laurynas Kaleckis. Kaip matote, mėlyje, Telšių komandai vyko rokiruotės, pasikeitė treneris, pasikeitė keletą žaidėjų, bet tikėkimės sezonas bus ne ką prastesnis negu praėjusias. Ar mes galime dar kartelį pakloti mūsų naujam treneriui, kuris grįžo iš Žemaitijos sostinę, Povilas Šakinis. Ir naujoje lygos sezono namų rungtynės Telšių arenoje prasideda dabar. Gynimo, Telšiai gynimo. Ovidijus Kovinskis. 3 numeris. 31 numeris Eimantas Žilius prasižengė pirmąjį kartą. Tai pirmoji Vyčio Vydų komandinė pražanga. Numeris Ričardas Butkus prasižengė pirmąjį kartą. Tai antroji Vyčio Vydų komandinė pražanga. Ir Telšiai. Aurimas Urbonas prasižengė pirmąjį kartą. Tai pirmoji Telšių Telšiai komandinė pražanga. Ričardas Butkus. Pirmas numeris Ovidijus Kovinskis prasižengė pirmąjį kartą. Tai antroji Telšių Telšiai komandinė pražanga.
Pirmas numeris Ovidijus Kaminskis prasižengė antrąjį kartą. Tai krepšinio komandinė pražanga. Ir pirmasis keitimas krepšinio komandoje. Pirmą numerį Ovidijų Kaminskį keičia 22 numeris Davidas Rasys. Dešimtas numeris Deividas Kumelis prasižengė pirmąjį kartą. Tai trečioji Vyčio vadovų komandinė pražanga. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
smagu, kad prie telšių komandos prisijungė Žemaitis Aurimas Urmanas. Ar gali Aurimo pasitikti plojimais dar kartelę prie telšių arenos fanai?
Du taškai Valerijai Anysimo. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Informacija yra tokia, kad prie 10 komandos gėlėjai aistruoliai prisijungė naujokas, konsultantas Vytautas Reminas. Ar mes galime Mindaugui paploti ir palinkėti gero sezono padedant treneriams? Valerijai Anysimo prasižengė antrąjį kartą. Tai pirmoji telšių telšiai komandinė pražanga. Baudą metą Evaldas Džiaugys. Evaldas Džiaugys.
39 numeris Valerijai Anisimov prasižengė trečiąjį kartą. Tai antroji telšių telšiai komandinė pražanga. Keitimas telšių telšiai komandoje. 99 numerį Valerijai Anisimov keičia 14 numeris Rolandas Jakštas. Šakių Vyčio vadovo komandoje taip pat keitimas. 12 numerį Žygimantas Sabaliauskas keičia 91 numeris Eimantas Žilius. Vienuoliktas numeris Ernestas Bružas prasižengė pirmąjį kartą. Tai trečioji telšių telšiai komandinė pražanga. Keitimas telšių telšiai komandoje. 11 numerį Ernestą Bružą keičia trečias numeris Vytautas Razutis. Prie baudų linijos Šakių Vyčio komandos žaidėjas 10 numeris Deividas Kubelis. Keitimas telšių telšiai komandoje. Numerį 0 Radžių keičia pirmas numeris kapitonas Ovidijus Kovinskis. Geriausias gynėjas Vytautas Razutis. Numeris Rolandas Jakštas prasižengė pirmąjį kartą. Tai ketvirtoji telšių telšiai komandinė pražanga.
36 numeris Evaldas Džiaugys. Numeris Deividas Stasys prasižengė pirmąjį kartą. Tai 5 telšių komantinė pražanga. Prie baudų linijos Deividas Kubelis. Deividas Kubelis. Numeris Laurynas Valesnis prasižengė pirmąjį kartą. Keitimas suvaisių komandose, telšių telšių komandoje 90 numerį Lauryną Kaveckį keičia 33 numeris Aurimas Urbalas. Vyčio komandoje 10 numerį Davidą Kubelį keičia trečias numeris Tomas Suosis. Numeris Loris Lepskas prasižengė pirmąjį kartą. Tai pirmoji Vytis vadovų komantinė pražanga. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sūtaškai Eugenijus Karinskis. Keturioliktas numeris Rolandas Jakštas prasižengė antrąjį kartą. Prie baudžiavimo linijos 26 numeris Evaldas Džiaugys. Evaldas Džiaugys. Evaldas Džiaugys. Šeštas numeris Evaldas Džiaugys prasižengė pirmąjį kartą. Ir Mikkelčiai. Trečias numeris Tomas Osis prasižengė pirmąjį kartą. Tai trečioji vadovų komandai. Ir palaiko Telšiai. Rolandas Jakštas. Trečias numeris Tomas Osis prasižengė antrąjį kartą. Tai ketvirtoji Vytis vadovų komandinė pražanga. Prie baudžiavimo linijos 14 numeris Rolandas Jakštas. Tai penktoji Vytis vadovų komandinė pražanga. Prie baudžiavimo linijos žygiuoja 20
Trečias numeris Tomas Osis prasižengė trečiąjį kartą. Prie baudų metimo linijos 14 numeris Rolandas Jakštas. Rolandas Jakštas. Trečią numerį Tomą Osį keičia 10 numeris Deividas Guberis. Telšių Telšiai komandoje taip pat keitimas. Pirmą numerį Ovidijų Kaminskį keičia 90 numeris Laurynas Kaminskis. Tačiau po dviejų kelių rezultatų 41-37 pirmauja Telšių Telšiai komanda. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras visiems, kurie įsijungėte šią tiesioginę transliaciją. Sveikinuosi su jumis iš Telšių miesto. Mūsų dėmesio į Telšių sporto arena ir didžiulė šventė atkeliauja į šį Žemaitijos miestą. Nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertas. 4 stipriausios komandos, kurios buvo 4 priekyje po reguliaraus sezono, sugebėjo įveikti savo ketvirtfinalius. Ir viskas, tai yra pusfinalio startas. Žalgirio dublerių komanda pirmoji bus su kamuoliu rankose. Razutis greitajame puolime 3 taškai. Telšių arena triumfuoja. Nugarą žaidžia jis, Belevičius iš toli, pataiko Paulius Belevičius ir atrado tą vedlį, kurio visą rungtynes taip ieškojo marijampoliečiai. Čia minutės pertraukėlė. Abu savo metimus iš žaidimo prametė 16 minučių 4 asmeninės pražangos. Ūkininkas Rubinas imsis iniciatyvos ant savęs, dabar jis ir padaro. Čia Kaveckis iki galo jo taškų iš po krepšio. Pasitolimo metimo ir siunčia jį į krepšį. Pasiema 2 taškus, niekas čia dar nėra baigta. Finalo ketvirtą Artūras Jomantas 3 taškai. Taip pat Kuzevičius 2+1 Ignas Razutis. Tai ir yra ta jų stiprybė šį sezoną, neveltui turėjo tą ilgą pergalių seriją prieš įvairias komandas. Jo tritaškis. Tritaškis iš 12 ir 14 taškas. Dabar Žalgirio atsakymas. Šaltą protą demonstruoja ketvirtajame ketvirtyje Lelevičius. 14 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos.
yra Karolio Babušio metimas. Saitės iš toli, dešinė ranka ir viskas. Žalgirio dubleriai triumfuoja Telšių arenoje. Po 15 metų pertraukos Kauno Žalgiris nukeliavo kelią, kurį pradėjo spalio 6-ąją, pradėjo pergalę ir užbaigė pergalę. Tai rytoj pergalė paeiliui ir pati svarbiausia per eilę metų. Beveik 200 dienų trukęs sezonas baigėsi su fantastiniu finalu. Čia nuostabus Žalgirio džiaugsmas, nėra kam pridurti, patys viską matėm, turėjo tiek Lilevičių, turėjo tiek Krivą šiandieną. Galime pasigrožėti ir triumfo akimirkomis. Na čia kova ir pasiekusi maksimumą. Septyni bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Finalo ketverto penketuką pradedam nuo Motiejaus Krivo ir nuo jam užploto griežto bloko Šono Fasoiro. Mažeikių fanai Telšiuose išbandė akustiką podijimo sveikindami Karolį Guščiką. Paskutinioji rezultatyvi finalo ataka - 3 taškai Žalgiris Dovydas Butka. Varžovas bejėgis net su fizišku sąlyčiu prieš taip galingai kylantį Paulių Belevičių. Nugalėtoje nulėmė blokas šitas, kuo pradėjom, tuo pabaigėm. Čia Motiejus Krivas. Šilčiausi sveikinimai NKL čempionui, o jums kantrybės pasiruošti kitam mūsų sezonui. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. Epizodų dozę naują iš manęs pasiimti gali. Tomas Balčiūnas pirmas papuošė ketvirtfinalį. Greitajame puolime nelauk, aišku, kol baigsis tas kiek. Sugaut šampano kamštį jį bandant atkimšti daug lengviau nei sugaudyti Ovidijų Kaminskį. Ir Ovidijus Kaminskis dabar jau nusprendžia vesis pulti. Marijampolėje žaidžia tikras latvių milžins. Po judesio per kairį petį krauna Viktors Iljins. Tėjimas, reakcija, emocijų banga ir kumščių į orą smogiantis Šarūnas Valunta. Metimas nupjautas kaip po lietaus grybas. Varžovą šienauja piktas Motiejus Krivas. Rungtynės pelenai, bet dėjimas auksas. Vilniečių įniršį išlieja Matas Mačijauskas. Komandos puolimą paskui save velka įspūdingai kylantis Gabrielius Čelka. Prieš atletą žaisdamas nelysk po krepšiu, nes ten tave sutraiškyt gali Tomas Balčiūnas.
perimto kamulio per visą ilgį aikštelės, greičiau užvėjęs skrieja Aurelijus Pukelis. Varžovas prarytas, varžovas sutriuškintas, nesulaikomas dėjimas Karolis Kuščikas. Sudrebino mažeikius ir kiekvieną jų priemiestį. Sėkmės visiems žiūrėjusiems ir ačiū už dėmesį. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
telšiai šiandien pasieks visiems norimą ir svarbią pergalę. Pirmyn telšiai. Ir trečią kėlinį pradės numeris 0 Nojus Radžius, kuris dalyvavo Karaliaus Mindaugo taurės snaiperio konkurse. Mes galim Nojui paploti. Jaunas, talentingas ir gina telšių telšiai komandos garbę. Tai pirmoji telšių telšiai komandinė pražanga. Keitimas telšių telšiai komandoje Rolandą Jakštą keičia 99 numeris Valerij Anisimov.
Įvyko Telšiai. Keitimas Telšių Telšiai komandoje. Trečią numerį Igną Razutį keičia 11 numeris Ernestas Bružas. Tai pirmoji mintis vadovų komandinė pražanga. Numeris Ernestas Bružas pasižengė antrąjį kartą. Tai trečioji Telšių Telšiai komandinė pražanga. Dešimtas numeris Deividas Kubelis prasižengė trečiąjį kartą. Keitimas Vytis vadovų komandoje. 131 numeris keičia trečias numeris Tomas Osis ir 12 numeris Žygimantas Sabaliauskas. Trečias numeris Tomas Osis prasižengė ketvirtąjį kartą. Tai trečioji komandinė pražanga. Ir Telšiai. Numeris Valerijai Anisimov prasižengė ketvirtąjį kartą. Tai ketvirtoji Telšių Telšiai komandinė pražanga. Trečias numeris Tomas Osis 2 taškai. Ir Telšiai. Palaiko, Telšiai palaiko. Žygimantas Sabaliauskas prasižengė pirmąjį kartą. Tai ketvirtoji Vytis vadovų komandinė pražanga. Keitimas Telšių Telšiai komandoje. Valerijai Anisimov keičia 22 numeris Deividas Rasys. Keitimas ir Vytis vadovų komandoje. 22 numerį Ričardą Butkų keičia 18 numeris Nojus Lepskas. Žemaičiai Telšiai užsikuria pirmyn. Ovidijus Kovickis. 18 numeris Nojus Lepskas prasižengė antrąjį kartą. Tai penktoji Vytis vadovų komandinė pražanga. Numeris 1 Ovidijus Kovickis.
keičia 10 numeris Keivinas Kubelis. Dar vienas keitimas vykdys vadovų komandoje. Trečią numerį Tomą Uosį keičia 22 numeris Richardas Butkos. Telšių komandoje taip pat keitimas numerį 0 Noris Radžius. Nojo Radžių keičia 20 numeris Laurinas Koveckis. Baudą pataiko Ernestas Bružas. Ernestas Bružas. Keitimas vykdys vadovų komandoje. 12 numeris Žygimantas Sabaliauskas keičia 31 numeris Eimantas Žyras. Septyni bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
26 numeris Evaldas Žaltys du taškai. Laurynas Kaveckis. 10 numeris Deividas Kubelis prasižengė 4. kartą. Prie baudų metimo linijos 1 numeris Ovidijus Kaveckis. Ovidijus Kaveckis. Keitimus vykdys vadovo komandoje. 10 numerį Deividą Kubelį keičia 3 numeris Šarūnas Vinkelė. 3 numeris Domas Uosis. Telšiai komandoje taip pat keitimas. 1 numerį Ovidijų Kaveckį keičia 3 numeris Ignas Razukis. Ir prie mano metimo linijos 22 numeris Deividas Razys. Deividas Razys. Rezultatas 58-58. Lygo.
Pirmi telšiai. Ernestas Bružas. Keitimas vykdys vakarų komandoje, 26 numerį keičia 10 numeris Deividas Kubelis ir 3 numerį Novos keičia 5 numeris Šarūnas Vengelis. 23 komandoje 22 numerį Deividą Rasį keičia 14 numeris Rolandas Jakštas. Pasitinka Milšienė gynyba. Rolandas Jakštas. Tai antroji Ričardo Butkų pražanga. Keitimas Ričardo Novadai 22 numerį Ričardą Butkų keičia 10 numeris Deividas Kubelis. Atsiprašau, 26 numeris Evaldas Džiaugys.
Telšių komandai vienuoliktą numerį Ernestą Bružą keičia 0-0 Nojus Račius. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Prašom, įtis vidų matą.
7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir iki rungtynių pabaigos lieka daugiau negu 4 minutės. Tikėkimės pavyks išsaugoti persvarą, tačiau reikalingas palaikymas telšiai gynyba.
22 numeris, Stasys pasižymė antrąjį kartą. Keitimas vykdys vadovų komandoje. 12 numerių keičia 18 numeris Stojas Lepskas. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pergalės Telšių arena trokšta, juk tikrai ne. Palaikom savo komandą Telšių Telšiai. Ir iki pabaigos lieka šiek tiek daugiau negu viena minutė. Ir pirmoji Telšių Telšiai, tačiau reikia dar vienas gynybos. Gynyba Telšiai. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Įvyko Telšiai. Trečias numeris Ignas Razulis prasižengė pirmą kartą. Taigi rytoj Telšiai komandinė pražanga. Telšiai triukšmo. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir iki ketvirto kėlinio pabaigos lieka 8 sekundės. Rezultatas lygus, tačiau kamuolys Telšių komandos. O mes Telšių yra Ponai Korsuno miesto komanda. Telšiai! Ačiū visiems vėliai, kad šiandien buvote su Telšiai komanda ir padėjote atidaryti naują sezoną Memorialoje pergalinai. Telšių komanda 2 pergalės iš 2 galimų. O dabar vėliai, iki kito karto sekančios rungtynės, kitą ketvirtadienį 18 val. O dabar skamba Telšiai pergalės himnas. Mūsų protėviai paliko trasą gėdą. Žinau didžių, vieningi esam, mes sustojam, kaip miškas ąžuolų. Uždžiūvęs šypsos, merkia akį, teta drąsiai mus skubo. Žemaičiai esam visko matę, tad sieksim pergalės didžios. Telšiai. Širdys plaka, jos ritmu mes dengi.
Mes kovosim, mes iš miestų ant 7 kalnų. Didžių pečiai skamba pergalės daina. Didžių pečiai stiprina kiekvieną protą. Didžių pečiai iš miesto ant 7 kalnų. Didžių pečiai stipriausia komanda iš Telšių. Bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Finalo ketverto penketuką pradedam nuo Motiejaus Krivo ir nuo jam užploto griežto bloko Šono Fasoiro. Mažeikių fanai Telšiuose išbandė akustiką podėjimo sveikindami Karolį Guščiką. Paskutinioji rezultatyvi finalo ataka – 3 taškai Žalgiris Dovydas Butka. Varžovas bejėgis net su fizišku sąlyčiu prieš taip galingai kylantį Paulių Belevičių. Finalo nugalėtoją nulėmė blokas šitas, kuo pradėjom, tuo pabaikim. Čia Motiejus Krivas. Šilčiausi sveikinimai NKL čempionui, o jums kantrybės pasiruošti kitam mūsų sezonui. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos, 7bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria?
Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.